Čia radijo laidelė Vakaro žvaigždelė. Mes ją girdime net Londone. Pakyla ir lyja lietus, ir rudenio lapai jau suka ratus. Liūdėti neleis tau žibinta šviesa, jauki ir šilta kaip namų šiluma. Žibinta švieselė, jauki ir šilta, žibinta švieselė apšviečia tave. Žibinta šviesa, švieselė šilta, kai grįši namo, išsaugok ją. Žibinta švieselė, jauki ir šilta, žibinta švieselė apšviečia tave. Žibinta šviesa, švieselė šilta, kai grįši namo, išsaugok ją. Pūga jau užpustė kelius ir takus, sunku rasti kelią, sugrįžti į namus. Paklysti neleis tau žibinta šviesa, jauki ir šilta kaip namų šiluma. Žibinta švieselė, jauki ir šilta, žibinta švieselė apšviečia tave. Žibinta šviesa, švieselė šilta, kai grįši namo, išsaugok ją. Žibinta švieselė, jauki ir šilta, žibinta švieselė apšviečia tave. Žibinta šviesa, švieselė šilta, kai grįši namo, išsaugok ją. Žibinta švieselė, jauki ir šilta, žibinta švieselė apšviečia tave. Žibinta šviesa, švieselė šilta, kai grįši namo, išsaugok ją. Žibinta švieselė, jauki ir šilta, žibinta švieselė apšviečia tave. Žibinta šviesa, švieselė šilta, kai grįši namo, išsaugok ją. Pravėriau langelį aukštai danguje, ten mano namelis, sidabro stogelis. Žiūriu pro langelį į žemę, vaikus, ką veikia jie grįžę į savo namus. Tomai, gal tu galėtum šiukšles išnešti? Žiūrėk, jau byra per kraštus. Mama, nenoriu. Aš skaitau knygą. Dabar labai įdomi vieta. Tegu Gabrielė išneša. Ji tai nieko neveikia. Gabrielė, dukrelė, būk gerutė, išnešk šiukšles. Aš vakarienę gaminu, virtuvę tvarkau. Šiandien darbe labai pavargau. Negaliu, neturiu laiko. Šukuoju lėlę. Pinu daug jai kasyčių. Tegul Ievutė išneša šiukšles. Kad Ievutė dar maža, kibiras jai per sunkus. Na jau tiek to, pati išnešiu šiukšles. Tėtis parėjo. Labas vakaras. Kaip jums sekėsi šiandieną? Bet palaukite, kągi aš matau.
Sūnus skaito knygą, dukrelės žaidžia su lėlėmis, o mama pavargusi neša šiukšles. Tai bent geri pagalbininkai mūsų vaikai. Mylima žmonelė, eiki pailsėt, tuoj pat meski visus darbus, eiki pagulėt. Aš pabaigsiu plauti už tave indus ir tuoj suguldysiu mūsų vaikelius. Mamyte, ar paseksi šiandien mums pasaką? Jeigu jūs būtumėte mamai padėję, mama nebūtų pavargusi ir pasektų jums pasaką. O dabar mamytė pavargo ir nori pailsėti. Matau, vyresnė mergytė plauna indus, berniukas išneša šiukšles. Matyt, jiems pagailo mamytės ir tikriausiai jie labai nori, kad tėveliai prieš miegą jiems pasektų pasakėlę. 1, 2, 3 ir... Prisiglaudusi prie stiklo tyliai žiūriu ir padangėje lėktuvą aš stebiu. Gal ten mano mama ir tėtis grįžta namo, kaip gandrai iš tolimo krašto. Debesėlius paskaičiuokim 1, 2, 3 ir gražiai, gražiai paplokim 1, 2, 3. Sugrįžta mama, mama ir tėtis sugrįž ir šypsena nuo veido neišnyks. Sugrįžta mama, mama ir tėtis sugrįž ir šypsena nuo veido neišnyks. Tarararam, la la, tarararam. 1, 2, 3, tarararam, la la, tarararam. Apsigaubusi mamos šiltų megztinių, su dideliais tėčio batais šlepsiu. Ačiū tau, močiute, kad esi šalia. Duok man savo ranką ir dainuokim drauge. Debesėlius paskaičiuokim 1, 2, 3 ir gražiai, gražiai paplokim 1, 2, 3. Sugrįžta mama, mama ir tėtis sugrįž ir šypsena nuo veido neišnyks. Sugrįžta mama, mama ir tėtis sugrįž ir šypsena nuo veido neišnyks. Tarararam, la la, tarararam. Debesėlius paskaičiuokim 1, 2, 3 ir gražiai, gražiai paplokim 1, 2, 3. Sugrįžta mama, mama, tėtis sugrįž, šypsena neišnyks. Mama sugrįž, šypsena neišnyks. Šypsena neišnyks. Mama sugrįž, mama sugrįž. Mama ir tėtis sugrįž. Tarararam, tarararam. 1, 2, 3. Mielas klausytojau, tamsiu paros metu būtinai prisisek atšvaitą. Atšvaitas gali išgelbėti tavo ir kitų žmonių gyvybę. Vaikai, ar žinote, kada automobilis ruošiasi važiuoti atgal? Įsižiebia balti galiniai žibintai ir gali girdėtis įjungtas variklio garsas. Bet jeigu automobilis elektrinis, tai variklio garso gali ir nesigirdėti, todėl būkite labai labai atidūs, budrūs, įsitikinkite, ar automobilis nesiruošia važiuoti atgal. Jūs klausotės Vakaro žvaigždelės. Mamos, tėčiai ir seneliai,
seka pasakas vaikams. Suomių pasaka Zakris Topelijus 3 rugio varpos. Tai nutiko prieš pat naujuosius metus. Gyveno viename sodžiuje turtingas ūkininkas. Tas sodžius buvo palei patį ežerą, o matomiausioje vietoje stūksojo turtuolio sodyba. Jos priestatai, svirnai ir tvartai slėpėsi už aklinai sukaltų vartų. Kitoje ežero pusėje, pamiškėje, vėjo pagairėje, glaudėsi mažytė trobelė, bet vėjai ilgiau čia neužsibūdavo. Svilino speigas, medžiai pokšėjo nuo šalčio, o virš ežero sukosi sniego sūkuriai. Klausyk, šeimininkė, tarė vyrui turtuolio pati, imkim ir užmeskim ant stogo žvirbliams nors 3 rugių varpas. Juk šiandien naujieji metai. Nesu toks turtingas, kad barstyčiau grūdus žvirbliams, atkirto senis. Bet juk toks paprotys, nesiliovė pati. Šnekama, kad tai atneša laimę. Sakaugi tau, nesu toks turtingas, kad barstyčiau grūdus žvirbliams, kaip kirviu nukirto senis. Bet pati nenusileido, o tas vargšas, kuris gyvena anoje ežero pusėje, tikriausiai nebus pamiršęs palesinti alkanų žvirblių naujųjų metų naktį. Tugi javų pasėjai 10-eriopai daugiau negu jis. Nekalbėk niekų, sudraudė ją vyras. Ir be to šitiek burnų maitinu, dar ką prasimanysi, žvirbliams grūdus barstyti. Gal ir tavo teisybė, atsiduso senė, bet juk toks paprotys. Imkis savo darbo, paliepė jai senis. Kepk duoną ir žiūrėk, kad pluta nepridegtų, o žvirbliai mums nemotais. Ir štai turtuolio pati ėmė ruoštis naujųjų metų sutikimui. Kepė ir spirgino, troškino ir virė, stalas lūžte lūžo nuo garuojančių valgių. Tik alkani žvirbliai ant stogo negavo nei trupinėlio. Veltui jie suko ratus virš trobos, nei grūdelio, nei duonos plutelės nesurado. O vargšo trobelėje, esančioje kitoje ežero pusėje, visi tartum būtų užmiršę, kad naujieji čia pat. Ant stalo ir krosnyje buvo tuščia, tik žvirbliams ant stogo ištaisyta tikra puota, net 3 išnokusios rugių varpos. Jeigu būtume šitas varpas sau pasilikę ir iškūlę, šiandien ir mes švęstume, o kokiu paplotėliu būčiau prikepusi naujiesiems metams, atsiduso varguolio žmona. Kokie ten paplotėliai, nusijuokė varguolis. Daug būtum grūdų prikūlusi iš tų 3 varpų, tik žvirblių puotai. Teisybė, sutiko pati, bet vis dėlto. Nemurmėk, motin, pertarė ją valstietis. Turiu kelis variokus sutaupęs naujiesiems metams, išruoš greičiau vaikus, tegu eina į sodžių ir nuperka šviežios duonos bei ąsotį pieno. Papotausim neprasčiau kaip žvirbliai. Bijau aš juos tokiu metu siųsti, nerimavo motina. Aplinkui vilkai bastosi. Niekis, suramino ją tėvas. Įduosiu Juhanui drūtą lazdą, su ją nuo kiekvieno vilko atsigins. Ir štai mažasis Juhanas su sesute Nila pasiėmė rogutes, krepšelį duonai, ąsotį pienui ir nešini tvirta lazda patraukė į sodžių kitoje ežero pusėje. Kai jie buvo jau begrįžta, pradėjo sparčiai temti. Pūga buvo suvertusi ant ežero didelius vėputinius. Juhanas ir Nila vos tempė rogutes, kartkartėmis nugrimzdami į gilų sniegą. Snigti nesiliovė, pusnis vis augo ir didėjo, o iki namų dar buvo toli. Staiga tamsoje kažkas sujudėjo, lyg žmogus, lyg ne, bet ir į šunį nepanašus. Pasirodo, tai būta vilko, didžiulio, perkarusio.
stovi skersai kelio nasrus, išžiojęs ir staugia. Tuoj aš jį nuvysiu, šoko Juhanas ir užsimojo lazda. Bet vilkas nekrust. Matyt, Juhano lazdos jis nemaž neišsigando. Tačiau ir vaikų pulti rodės neketino. Tik dar kartą gailiai sustaugė lyg kažko prašydamas. O vaikai, kad ir kaip bebūtų keista, viską suprato. Šalta, kaip baisiai šalta, skundėsi vilkas. Mano vilkiukai miršta iš bado. Gaila tavo vilkiukų, tarė Nila, bet mes patys nieko neturime, tik duonos. Štai, paimk šiuos 2 kepalus, kitus 2 sau pasiliksim. Ačiū, kaip gyvas, neužmiršiu jūsų gerumo, dėkojo vilkas ir pasičiupęs 2 kepalus duonos nubėgo savais keliais. Vaikai stipriau užveržė krepšį su likusia duona ir klupdami patraukė toliau. Jie dar netoli tebuvo nuėję, kai už nugaros išgirdo kažką sunkiai šlepsint. Kasgi tai galėtų būti? Juhanas ir Nila atsigręžė, ogi priešais juos didžiulis lokys. Jis kažką lokiškai riaumojo ir vaikai iš pradžių nieko negalėjo suprasti, bet netrukus suprato, ko žvėris nori. Šalta, vai šalta, riaumojo lokys. Visos upės, visi upeliai užšalę. O ko slampinėjai, nusistebėjo Juhanas. Miegotum savo guolyje, kaip visi lokiai, ir gražius sapnus sapnuotum. Mano lokiukai verkia, gerti prašo, o upės ir upeliai užšalę, kaip dabar aš juos pagirdysiu. Nenusimink, mes tau pilsim šlakelį pieno, duok kibiriuką. Lokys atkišo tošinį kibirėlį, į kurį vaikai nupylė pusę ąsočio pieno. Tai geri vaikai, tai geri, sumurmėjo lokys ir nuvirtuliavo savo. Juhanas ir Nila patraukė toliau. Rogutės pasidarė lengvesnės ir dabar vaikai jas smagiau tempė per pusnis. Ūmai virš galvos vaikai išgirdo kažkokį keistą švilpesį. Tai būta ne pūgos ir ne vėjo. Juhanas ir Nila kilstelėjo galvas ir pamatė baisią pelėdą. Iš visų jėgų plakdamas sparnais jis skrido įkandin vaikų. Atiduokite duoną, atiduokite pieną, gergždžiančių balsų reikalavo pelėda ir jau taikėsi savo aštriais nagais čiupti grobį. Tuojau, kad rėšiu, sušuko perpykęs Juhanas ir taip pagavo švaistytis lazda, kad pelėdos tik plunksnos rūko. Nieko nepešusi pelėda turėjo nešti kudašių, kol dar sparnai sveiki. Vaikai netrukus parsigavo namo. Nusikratė sniegą ir priebutyje palikę rogutes, įėjo į vidų. Pagaliau, su palengvėjimu atsiduso motina, ir ko tik aš neprisigalvojau. Maniau, kad vilkai sudraskė. Taigi buvom sutikę ir vilką, pasakė Juhanas, bet jis mums nieko blogo nedarė. Davėme kąsnelį duonos jo alkaniems vilkiukams. Ir lokį buvome sutikę, pridūrė Nila. Jis visai nebaisus. Įpylėme jam pieno, kad lokiukus pagirdytų. O namo ar tuščiom pargrįžot? Ar daugiau niekam nieko nebedavėt? Paklausė motina. Pelėdai, kad davėm jai lazdų, nusijuokė abu vaikai. O namo parsivežėm 2 kepalus duonos ir pusę ąsočio pieno. Tai iškelsime puotą. Artėjo pusiaunaktis ir visa šeima susėdo prie stalo. Tėvas atriekė duonos, o motina pripylė pilnus puodukus pieno. Bet kiek tėvas beraikė, kepalas vis tiek atrodė neprapjautas ir pieno ąsotyje nemažėjo. Kas per stebuklas, stebėjosi abu tėvai.
Matote, kiek visko pripirkome, džiaugiasi Juhanas su Nila ir dar kartą atkišo motinai savo puodelius. Vidurnaktį, kai laikrodis išmušė 12, visi išgirdo už langelio kažką krepštant. Ir ką jūs manote? Atsirėmė kojomis į medinę palangę, pro stiklą į vidų žvelgė vilkas ir lokys. Jie linksmai lingavo galvomis, sakytum, sveikino trobelės gyventojus su naujaisiais metais. Kitą rytą, pribėgę prie stalo, vaikai išvydo neprariektus 2 šviežutėlius duonos kepalus ir pusę ąsočio pieno. Ir taip buvo kiekvieną dieną. O kai atėjo pavasaris, linksmas žvirblių čirškėjimas rodės viliotė viliojo saulės spindulius į vargšo laukelį. Ir to javai užderėjo tokie, kokių niekas nebuvo regėjęs. Ir ko tik nesitverdavo varguolis su žmona, darbas jų rankose virte virė, o gerybės biro kaip iš maišo. O turtingajam ūkininkui viskas ėmė eitis kreivai ir šleivai, saulė tarytum aplenkdavo jo lauką ir aruodai kaip mat ištuštėjo. Tai dėl to, kad nemokam savo gero tausoti, pyko šeimininkas. Tam duok, anam paskolink, juk visi žino, mes turtingi. O ar atsidėkojo bent vienas? Ne, pačiute, netokie mes turtingi, kad apie kitus galvotume. Vyk iš kiemo visus prašeivas. Ir jie varė šalin visus, kas tik prieidavo prie vartų. Tačiau, kaip nesisekė jiems, taip nesisekė. Gal per daug valgom? Sykį suabejojo senis ir prisakė visiems sėstis prie stalo 1 kartą per dieną. Kiurkso visi alkani, o naudos kaip nėr, taip nėr. Iš tikrųjų, mes valgom per riebiai, pasakė senis. Klausyk, žmona, keliauk į aną krantą ir pasimokyk iš to neturtelio, kaip valgį taisyti. Žmonės šneka, esai duoną galima primaišyti eglių kankorėžių, o sriubą išvirti iš bruknių lapelių. Kągi, nueisiu, atsiduso senė ir išėjo. Grįžo tik vakare. Na, įgavai proto, paklausė senis. Įgavau, atsakė senė, bet į duoną jie nieko nemaišo. Be neragavai jų duonos, veikiausiai duoną jie nuo svečių slepia. Tai kad ne, atsakė senė. Kiekvieną, kas tik juos aplanko, maloniai prie stalo sodina, benamį šunį ir tą pašeria. Ir visada iš širdies, štai dėl ko jiems taip sekasi. Tai bent, stebėjosi senis, nėra tekę girdėti, kad žmonės turtėtų savo gerą kitiems dalindami. Na, bala nematė, imk kepalą duonos ir atiduok elgetoms. Tik pasakyk, kad neždintusi, iš kur atėję. Ne, atsiduso senė, šitai negelbės, reikia duoti iš širdies. Tai dar, susiraukė senis, negana, kad savo atiduodi, reikia matai dar ir iš širdies. Na gerai, tebūnie taip, tik tegul paskui atidirba. Netokie mes turtuoliai, kad už dyką naudą dalintume. Tačiau senė nesutinka ir gana. Ne, jeigu jau duodi, tai be jokio atidirbimo. Tai gražiausia. Senis kone duso iš apmaudo, savo labą už dyką. Bet jei ne už dyką, tai jau nebus iš širdies. Senis abejodamas lingavo galvą, paskui giliai atsiduso ir tarė. Žinai, pačiute, klojime dar likęs rūgių pėdelis, ištrauk iš jo 3 varpas ir saugok iki naujųjų metų. Paliksim žvirbliams, pradėsime nuo jų. Girdėjote suomių rašytojo Zakario Topelijaus sukurtą pasaką 3 rugio varpos, skaitė Emilija Kupstienė. Ačiū, kad klausėtės šios radijo laidos. Iki kito karto. Sudie.
Baltus sidabrų dangus nuklojo žemę, aprengė lyg nuotaka žėrinčių rūbų. Jau sustingo upės, ežerai ledą, spygas mišką išpuošė kerinčių šerkšnų. Stebuklinga žvaigždė suspindėjo danguje, gimė Jėzus Kristus, pasaulio šviesa, amžinoji viltis, Dievo meilė tobula, išsiliejo mūsų širdyse. Dienos trumpos šalta, naktys karaliauja, išsiilgia mūsų širdys meilės ir šviesos. Savo laimės didelės kiekvienas laukia, kas įžiebs gyvybės ugnį, džiaugsmą dovanos. Stebuklinga žvaigždė suspindėjo danguje, gimė Jėzus Kristus, pasaulio šviesa, amžinoji viltis, Dievo meilė tobula, išsiliejo mūsų širdyse. Stebuklinga žvaigždė suspindėjo danguje, gimė Jėzus Kristus, pasaulio šviesa, amžinoji viltis, Dievo meilė tobula, išsiliejo mūsų širdyse. Išsiliejo mūsų širdyse. Išsiliejo mūsų širdyse. Diena naktį šią žvaigždėtą, laimink brolius tėvelius, kad visi ramiai ilsėtų, kad užmirštų vargelius. Oi, aš buvau negeras, ar tėvelių neklausiau. Man atleisk, Dievuli geras, ir padėk užmigt greičiau. Girdėjote radijo laidą vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelė.